Nu ką, sveiki gyvi, video iš kameros modernizavimo. Tai va, čia toks pasistengsiu neilgą video apie tuos vadinamus tarpinius filtrus, kurie naudojami dviem variantais. Tai dažniausiai, kai oras išeina ir pro recirkuliacinę sklendę atgal papuola per padaviminį ventiliatorių ir keliauja į lubinį filtrą, reiškiasi, praėjęs pro viršų, tai reiškiasi šito filtro paskirtis yra ta, kad jie turi likutį, kuris iš čia sugaudyti, kad prailgyt šitų tarnavimo laiką. Dar gali tokio tipo filtrai eit kaip irgi pro grindis ir pakartotinė apsauga, sakykime, ten ištraukimo ventiliatorius toj vietoj ir prieš ventiliatorių, prieš sklendę ar už sklendės, kur yra srautam atskirti priklausomai kokią sklendžių sistemą. Dar vienas filtras, tai sakykime, paprasčiausia sistema tai būna grindinis filtras, lubinis filtras, geresnė sistema skaitosi prieš filtris padavimui, lubinis grindinis filtras, standartizuota ir tankiausia sistema prieš filtris, lubinis grindinis filtras recirkuliacinis ir skaitosi kaip tobuliausia, kas liečia filtravimo sistemą, tai lubinis grindinis, prieš filtris recirkuliacinis ir ištraukiminis filtras. Bet kai kuriais atvejais tų filtrų, kaip sako, kodėl vienose kamerose yra 5 filtrai, o pas mane pirkau kinietišką kamerą, yra tik grindinis lubinis filtras. Didžiausia tikimybė, pirmas dalykas, kad sutaupyti kaštus, antras realus dalykas, dėl to tai padaryta, dėl to, kad sutaupyti našumo. Jeigu ventiliatoriai ne per galingiausi, kiekviena filtrų sekcija šiek tiek kerta per našumą. Automatiškai, ypač kiniečiai tai galvodami, daro tokius patrumpinimus. Kartu šitam video noriu šitą Helvinos video, dabar yra ne per seniausiai keltas Helvinos angliškas ir lietuviškas video kameros priežiūra ir angliškas spray booth maintenance. Tai kelis netitikimus, pavyzdžiui, apie ortakių filtrus, kai kalba. Vien tik tai, iš kokį filtrai yra montuojami, 90% esu įsitikinęs, kad kamera yra kinietiška, nes kiniečiai, aišku, tai nėra durnas dalykas, bet į ortakius sugalvoja vadinamas, turi tokias dėtuvinės kasetes, į kurias gali įmontuoti tą patį grindinį filtrą, kaip antrą barjerą. Profesionaliuose kamerose dažniausiai, kaip paskutinis barjeras arba recirkuliacijai naudojami tokio tipo filtrai. Dėl ko tai yra naudojami tokie, nes jų yra talpa didesnė. Dėl tos maišo konstrukcijos reiškiasi filtravimo plotas yra didesnis. Tokius filtrus reikės keisti dažniau. Ir didžiausias Helvinos video yra netitikimas, kai pasako, kas 3 savaitės reikia keisti ortakių filtrus. Tai yra didžiausias nonsensas. Esminis dalykas, kiek ir dirbau ir su technologais tose firmose šnekėjęs, šitie filtrai turėtų būti, kaip ir visi praktiškai filtrai, keičiami tada, kai vadiname slėgio netitikimai yra didesni ir nukrypę nuo normos. O tai priklauso nuo filtro, kaip žinome, užsikišimų. Tai, sakykime, norint, kaip įvardyti, turėti gerą filtravimą, labai priklauso tų filtrų užsikišimas, kiek tu darai kamerų per dieną. Ten Helvinoje paminėtas toks dalykas, kaip kas 3 savaitės. Jeigu aš per savaitę darau 3 kameras ir žmogus, kuris daro per dieną 3 kameras iš loginės pusės, kurio filtrai užsikiš greičiau, tai logiška, kad turit ne laiko žyma vadovautis, o pirmas dalykas slėginė. Jeigu jūs dažot retai, jums ir tuos filtrus reikia rečiau keisti. Jeigu jūs dažot dažnai, galimas dalykas jums ir 3 savaičių neužtekt. Bet kaip esminė taisyklė, tai dažniausiai yra stebimas slėgis. Ir kartu, kai Helvina nepaminėjau,
ten yra jų atveju, sakykime, ir jų filtrų atveju. Naudojant, sakykime, G3 tipo maišinių filtrų tarpinės kasetės, jums reikės keisti jas rečiau. Nes čia principe yra kontaktinis plotas kur kas didesnis. Ir va, pavyzdžiui, visas šitos kasetėčių principas, nežinau, arba skylutes išgrėšiu, dar tiksliai nesugalvojau, kaip padarysiu, bet principas gausis va toks. Jie užsidės ant va šitos filtravimo tarpiniais sklendės. Aišku, sandarinimo gumukės išties nepasakiau, kaip priklijuoti, biskį čia promochas padarytas nedidelis, galėjau priklijuoti į apačią. Ir esmė tokia, nežinau, arba išgrėšiu ir įkniedysiu sriegius ir padarysiu varžtais prisukomą, arba kaip vienoj kameroj, irgi kinietiškoj, irgi tokio tipo filtrai. Tieko matytai, kiniečiai paprasčiausiai virinimui C raidės klampais, tik tai, aišku, biskį filtras, man atrodo, buvo labiau keturkampas, netoks pailgas, nes kitokia konstrukcija. Tai 4 ar 6 klampais, tiesiog C klampas suveržimų verštuvėlių būdavo prisukama prie korpuso, reikia keisti, atsuki, išimi, prisuki naujus. Tai va, šiam video tiek. Toks va, jis filtras, jisai dėsis, va, gaunasi, kaip čia yra, sakykime, padaviminis ventiliatorius, padavimo siena su priešfiltriu, jis dėsis čia apačioj ir automatiškai čia užsidaro, čia atsidaro ir recirkuliacinis oras papuola į ventiliatorių pro šituos filtrus. Tai va, o pats jų tarnavimo laikas ženkliai priklauso, ko Helvina nepaminėjo, nuo kiek kamerų darot per dieną, kitap tariant, kaip intensyviai kamera dirba ir pačių filtrų konstrukcija. Toks filtras vientisas, jisai mažiau talpina negu vadinami maišiniai filtrai. Dar būna net ir su didesniais, aukštesniais maišais. Čia aš šiuo atveju pasiskaičiavau tokius, įsirengiau, pažiūrėsiu, kiek laikys, jeigu konstrukcija leis, mažum kitą sykį įsirengsiu ir didesnius, kur kas ventiliatų šituos recirkuliacinius filtrus. Tai va, šiam video tiek, dėkui, peace, I'm out.